ir gali pataikyti ne tik iš po krepšio, bet ir iš toli. Kulvietis pradeda savo ekipos ataką, aišku, jis neįžaidės, atiduoda tam, kuris su kamuoliu jaučiasi kur kas komfortabiliau. Šerdas suranda A.J. Matthew ir A.J. Matthew pelno savo, tikrai neblizgėjo amerikiečiai. Ir įdomu, kaip jiems seksis štai šiose rungtynėse. Nuo to daug kas priklausys. Prieš tai nepataikė Hazelis, dabar nepataiko Keiranas Šerdas. O TONIBET komanda savo sąskaitoje turi jau 3 taškus ir pradeda žaibišką puolimą. Žygimantas Janavičius buvo geriausias reguliaraus sezono. Tiesiog rezultatyvių pergalių irgi labai reikės. Nebūdinga Juventus ekipai. Tačiau šiandien čia atvyko dviaukštis autobusas iš Utenos ir vienu autobusu atvyko ir yra sveikas ir aišku, kad toks krepšininkas kaip Janavičius, na, TONIBET komanda yra rimta paspirtis. Čia Saulius Kulvietis. O kai tuo tarpu, tarkim, TONIBET ekipoje nei vienas žaidėjas dar nėra prasižengęs. Valeika nesiryžta atakuoti iš toli, savo tolimų metimų praktiškai nužudė. Utenos komanda, kai šios ekipos susitiko visai neseniai, taip pat manų iš Utenos. Ir jie šiandien yra kol kas fantastiškai girdimi ir todėl Juventus ekipa gali jaustis lyg žais. Šiame sezone turėjo Virginijus Sirvydis ir Žydrūnas Urbonas ir skaudžių pamokų. Tik kai laisvas, trūko tik tai taiklumo. Valeika iš vidutinio nuotolio. Oi, tokie metimai čia liejasi laisvai dažniausiai ir TONIBET ekipa namuose retai kada prameta tokius metimus. Matome ir Kadžiulį aikštelėje. Žmogus snaiperis. Na dabar jau Kulvietis. Kartelį suklydo Keiranas Šerdas, 2 klaidos iš eilės. Ir TONIBET ekipa turi šansą išlyginti rezultatą, gal net ir persverti Čepukaitis. O taiklus metimas, vėl kas 100% pataikymas ir 11 taškų. Tik Kulvietis pasirodė aikštelėje ir iš karto vėl 2 taškai. Čia meta iš toli Lukauskis, per rankas nepataiko, o paskui Hazelis net kovoja kamuolio. Dar vienas šansas Lukauskiui ir pražanga A.J. Matthew. Prie Viskanto prilipęs Janavičius. Viskantas pats, mato koridorių, geras perdavimas A.J. Matthew iš po krepšio. TONIBET ekipoje laikas tai bėga ir kol kas niekaip neįsišaudo TONIBET snaiperiai. TONIBET ekipa, kai nekrenta snaiperiams, laimi, sakykime, gana retai. Čepukaitis iš vidutinio nuotolio meta pro šalį, Šerdas į priekį, geras perdavimas ir čia turi Matthew pelnyti dar 2 taškus. Atiduoda į kamuolį Kulviečiui, Kulvietis ten tolėliau, vėl Kulvietis. 10 sekundžių. Gali žaisti Matthew prieš Čepukaitį 1 prieš 1, žajotinai šiandien nepataiko. Ir toliau nei vieno tritaškio per 14 minučių, visi 5 bandymai. Tikslo nepasiekęs rungtynės, Utenoje pralaimėjo TONIBET ekipa 67-70 ir, na nežinau, galbūt viena iš priežasčių, kodėl Juventus ekipa šiandien žaidžia taip neblogai, yra tai, kad komandos ir gali jiems galbūt daugiau žiūrovų nei Juventus ekipai. Tačiau garsinis palaikymas lieka prie savo, šiandien yra kur kas geresnis kuriamas iš Juventus ekipos ir gali pusės komandų penketukų šiuo metu esančius aikštelėje. Taigi Janavičius, Kisėlis, Lukauskis, Valeika ir Kadžiulis. Taip atrodo TONIBET ekipos penketas. Būtent Kisėlius dabar veržiasi ir Juventus komandos gynybai, o Juventus pataikė 4 iš 9. Dabar dar vienas metimas ir dar kartelį nepataiko. Tokia, lieka 10 sekundžių, stringa gynyboje Juventus ekipa. Lieka 6 sekundės, laikas improvizacijai, perdavimas Matthew ir pražanga Valeika. LSU atletas yra labai arti didelės sensacijos. Kodėl taip sakau? Todėl, kad prieš rungtynės, tarkim, vėlgi, kuo krepšinis ir žavi. Jis yra nenuspėjamas. Čia geras perdavimas Kulviečiui, Kulvietis Hazeliui, Hazelis laisvas iš toli nepataiko, A.J. Matthew po krepšiu atkovoja kamuolį. Ir vėl tik tai 1 taškas skiria komandas šiose rungtynėse arba 4 serijoje. Gerai atsidengia Stanionis, paprašo kamuolio, jį gauna ir Lietkabelis ir su kamuoliu Derikas Leonardas. Užtvara jam. Kulvietis po krepšiu, sudėtingas metimas skrieja pro šalį, grebė kamuolį, atiduoda į Leonardui. Ir čia nieko nelaukdamas Lukas Aukštikalnis meta iš toli netiksliai, antrąjį kamuolį. Jam Virbalo užtvara. Na, rungtynės ant atsarginių žaidėjų suolelio šiandieną pradėjo Ryanas Olanderis, šiaip rezultatyviausias kamuolį. Griškėnas po krepšiu. Ten Neliubovo puskablis, nesėkmingas, nėra lengva. Vyrauja čia Utenos sporto rūmuose. Staigus metimai iš vidutinio nuotolio, abi komandos ilgai kamuolio nelaiko. Štai ir dabar visai nebloga. Sveripoje ten negaudavo jis pasireikšti, neįgavo trenerio Eimanto Grigo pasitikėjimo, tačiau čia atvykęs į Panevėžį pradėjo demonstruoti viską. Juventus gretose kol kas taškus renka Heizelis ir Šerdas. Čia po krepšių Virbalas, jo metimas netikslus, bando Neliubovas taisyti metimą,
Taigi pergalė šios dienos rungtynėse galėtų viską kardinaliai pakeisti. Šerdas. Greitai juda kamuolys, be jokio sumušimo. Ir dabar turėtų žaisti 1-1. Matthewsas tą jis ir daro. Gražiai prasisuka, tačiau nepavyksta puskablis kairė ranka. Greitas svečių puolimas. Griškėnas. Leonardui. Kol kas taktikos tikrai mažai. Derinių nedaug. Individualių meistriškumo. Abiejų komandų žaidėjai bando laužyti. Aukštikalnis suranda Ryaną Olanderį. Kol kas pasigendame ir jo aktyvių veiksmų puolime. Štai dabar jis prieš Matthewsą. Krepšininkų, kuriam yra pavykę pelnyti taškus. 2 taškai Griškėno sąskaitoje. Olanderis iš vidutinio nuotolio taikliai. Leonardas meta sunku metimą per Matthewsą, netaikliai. Jau ne pirmą kartą šiandieną matome ataką, kuomet